Šiandien laidoje ieškosim švietimo nuotykių ir sužinosim, kaip iš tikrųjų jaučiasi Lietuvos moksleiviai. Šiandien mūsų laidoje ypatingi svečiai – Tautvydas ir Mingailė, kitaip žinomi kaip švietimo nuotykiai. Ir jie mums prisistatys, pavyzdžiui, grojant gitarą. Tai mes esame Mingailė ir Tautvydas, arba kitaip save pristatom kartais kaip švietimo nuotykių ieškotojus. 2019 metais leidomės į kelionę aplink pasaulį, lankyti nuostabiausių pasaulio mokyklų. Ir kas yra nuostabi mokykla, su Tautvydu pasitarėm ir nusprendėm, kad tai yra mokykla, į kurią norisi eiti ne tik moksleiviams, bet ir mokytojams, visiems, ar ne? Pradėjom nuo Europos, keliavom su kemperiuku, tada kėlėmės į Ameriką, leidomės iki Centrinės Amerikos, kur mus užklupo pandemija ir teko grįžti namo. Bet prisirinkom tiek tos gerosios informacijos ir dalykų, kad nenuliūdom, ar ne? Grįžom ir iki šioliai dalinamės su mokyklom, su universitetais, kuriam savo programas, susitinkam su moksleiviais, juos išgirsti, pamatyti, einam į žygius, daug žaidžiam ir kuriam pokytį, kuriam švietimo pokytį. O kokį tyrimą atlikote ir kaip rezultatai nustebino ar nuliūdino? Tyrimo pavadinimas buvo "Kaip gyvenu mokykloje". Ir norėjom išsiaiškinti, kaipgi mūsų Lietuvos moksleiviai jaučiasi mokykloje. Ar jie jaučiasi mokyklos dalimi, ar jie turi draugų, ar jie nori eiti į mokyklą ir dėl kokių priežasčių. 18% moksleivių sako, kad nesijaučia mokykloje kaip geroje vietoje, jaukiai ar saugiai. 13% moksleivių sako, kad dažniausiai jiems yra baisu mokykloje. 37% moksleivių sako, kad kartais. Šitą procentalę tikrai gana mane stebina, nes mokykla neturėtų būti vieta, kurioje mokinys jaustųsi nejaukiai ir bijotų eiti į mokyklą. Baimę sukelti gali įvairiausi skaitymai, kontroliniai, egzaminai, ar tai viešas kalbėjimas kaip prieš klasę, prieš mokyklą, taip pat kartais ir patys mokytojai. Manau, jog tai įtakoja daug veiksnių. Pirmasis būtų darbuotojai, vėliau kiti moksleiviai, bei apskritai suteikiama mokyklos aplinka, kurioje mes praleidžiame daug laiko. Tai irgi yra labai didelė opi problema, ties kuria, manau, yra per mažai dirbama ir net nekreipiama dėmesio į tai. Nemažas kiekis moksleivių patiria mokykloje kažkokią baimę. Ir tai yra vieta, kurioje mes praleidžiam pusę savo gyvenimo, jeigu ne daugiau, ar ne? Tai turbūt labai svarbu, kad tai būtų vieta, kurioje jaučiame saugiai. Iš tikrųjų, viena didžiausių problemų švietime yra ta, kad mes didžiąją dalį savo dėmesio sutelkiam į mūsų supantį pasaulį ir labai mažai dėmesio skiriam vidiniam žmogaus pasauliui. Kartais klausiam vaikų, ar rastumėt, kur dirba psichologija. Tai dažnai būna vaikai sako, nežinau. Tai va čia galėtų būti visai geras namų darbas, išsiaiškinti, kur jūsų mokykloje gyvena psichologija. Ir kartais, jeigu liūdna arba kaip tik džiugu, bet neturit su kuo pasidalinti, pasibelsti duris ir tiesiog pasikalbėti. Nes tai yra žmogus, kuris yra pasiruošęs jūs išgirsti ir nevertinti. Ar kas nors per pamokas patiria neteisybę, kaltinimus be priežasties, menkinimą ir šaipymąsi? 13% sako, kad taip, dažniausiai. 45% sako, kad kartais. Na tai šokiruoja iš tikrųjų, nes tai parodo irgi, kad kiek sau leidžia pats mokytojas. Gan didelis procentas žmonių nesijaučia patogiai klasėje ir jaučia menkinimą. Tačiau, man atrodo, labai priklauso nuo pačio žmogaus, kaip jis jaučiasi klasėje ir kaip priima pasakytus žodžius. Tas, kuris tyčiojasi, turi viduje kažkokį neatlieptą poreikį. Ir tą poreikį atrasti, pagauti ir padėti jį patenkinti galėtų būti viena iš išeičių, kaip pažaboti patyčias. Nes tas, kuris tyčiojasi, jisai kenčia. Net 24% moksleivių pasakė, kad jų klasėje yra vaikų, kurie neturi draugų. 22% moksleivių pasakė, kad jų klasėje yra bent vienas klasiokė arba klasiokas, kurio jie nepažįsta.
Manau, klasės turėtų irgi tai atsižvelgti į mokyklas, nes kai mokinys neturi draugų, jis tikrai pradeda jausti vienišumą, galbūt net priešiškumą. Aš asmeniškai irgi nepažįstu visų savo klasiokų labai gerai. Taip yra mano draugai, su kuriais labai artimai bendrauju, bet tikrai yra vaikų klasėje, apie kuriuos žinau beveik nieko. Liūdna iš tikrųjų, gal, aišku, tada neturėtų būti nei vienas vienišas ir paliktas. Bet jo, tokia tiesa. Dar labai svarbu ugdytis tą empatiją. Empatiškai girdėti, vadinasi, klausyti empatiškai. Tai vadinasi, kad tai, ką žmogus tau sako, kažkaip reikia rasti savy stiprybės nevertinti to. Ar tai teisinga, neteisinga, gražu, negražu, normalu, nenormalu, nedėti kažkokius stalčiukus, o tiesiog išgirsti ir priimti tai, ką tau žmogus sako, kuo jisai dalinasi, pasistengti priimti. Tai mes naudojam tokius universalius ženklus ir moksleivius irgi supažindam, pavyzdžiui, čia yra širdelė. Tai vat empatijos širdelė, kur kartais jeigu kažkas dalinasi ir, pavyzdžiui, liūdi arba džiaugiasi kažkuo, aš galiu nusiųsti, parodyti, kad aš girdžiu ir man vat rezonuoja, ar ne, tai, ką tu sakai. Ačiū Tautvydui ir Mingailei už šitą pokalbį. Galbūt jūs norėtumėt kažką palinkėti mūsų žiūrovams? Aš nuo savęs norėčiau iš tikrųjų palinkėti, kad mes nebegalvotumėm, jog žmogus iš prigimties yra tingus ir jį reikia stumti, kad jisai mokytųsi. Aš manau, kad žmogus iš prigimties nori mokytis ir jisai sieks mokytis, jeigu jo natūralus talentas susitiks tą vidinę aistrą siekti. Va tas taškelis. Tai linkiu visiems jį rasti. O aš linkiu, kad būtumėt pamatyti, išgirsti ir suprasti. Ir iš tikrųjų mes visai mėgstam sakyti, kad baik čia parintis, viskas bus gerai. Mes nežinom, kaip iš tikrųjų bus, bet ką žinom tikrai, kad ir tai praeis. Aš giliai širdį tikiu, kad ir tai praeis. Jėga! Kada nors.